Labadiena. Mūsų pašnekovas Vilius Kavaliauskas. Žurnalistas, rašytojas, viešųjų ryšių ekspertas, keliautojas, istorijos tyrinėtojas, dar Vytauto didžiojo ordino kavalierius. Iš tikrųjų, ir žmogus artimas, jei neklystu, net 3 buvusiam prezidentam ir 5 premjeram. Tai jūsų patirtis tokia... Tiek net nebuvo gal. Nu, paieškoję rasim. Kai kurie buvo labai trumpai, o mūsų atmintis, kaip matome dabar iš tų peripetijų, kas vyksta naujo ministro paieškose, yra kažkaip stebėtinai trumpa. Tai labą dieną, žiūrovai. Tai va, tai mes vėliau ir norim paklausti, kaip jums žmogui tikrai turinčiam didžiulę patirtį ir viešųjų ryšių srityje, ir labai artimai bendravusiam ir dirbusiam su daugeliu dar nepaminėjau, kad kolekcininkas ir šiaip medalių, ordinų žinovas, ne tik kavalierius. Tai kaip jums atrodo mūsų ta politinė situacija praėjus daugiau kaip 30 mečiam nuo nepriklausomybės atgavimo, ar viskas yra gerai ir ar nekelia? Ne, galima sakyti, kad viskas yra gerai ir kad viskas yra blogai. Nes visuomet, kaip tu žiūrėsi į tą mūsų gyvenimą, žiūrėsi priekabiai ar sakysi, kad palaukit, taigi čia kaip kas atsitiko tame tarpe ir aš tą dariau. Tai reiškia, savo darbą kažkaip neišeitų, gal jau visiškai kritikuoti. Ir manau, kad visumoje tai Lietuva iš tikrųjų padarius yra labai didžiulę pažangą, pažengėm į priekį. Tikrai, galbūt visi tą pajutom, galbūt kažkur tai, sakysim, 15 mūsų nepriklausomybės metais. Tai buvo 2004 metai, tai mūsų metai, mūsų sėkmės, kai mes įstojom į Europos Sąjungą, įstojom į NATO, pasijutom, kad nesam vieni, kad mūsų ir kažkas ir gina, ir prižiūri, ir padės, jeigu kas nors. Tai va tie metai, aš lygi šiol prisimintos 2003-2000, kai buvo metai, tai jubilėjiniai buvo 750 metų Mindaugo karūnavimui, po to, reiškiasi, dar metai, kai mes įstojom į Europos Sąjungą ir buvo tikrai tiek visko pakilimo. Paskui kažkaip viskas sustojo. Kodėl sustojo? Kažkaip manau, kad jūs patys suprantat, kad staiga praradom strateginį tikslą. O kurgi mes einam toliau? Ir to... Į gerovę? Tikslas amžinas? Ne, tai gerovė, žinoma, kaip ją suprasi. Ar Šveicarijoje yra jau gerovė, ar jie jau viską pasiekia, ar dar toliau siekia? Ta gerovė turi savo problemų. Tai, jų problema, jų gerovė yra jų problema. Aš manau, kad ir pas mus yra tai tas pats. Kažkaip, ko aš pasigendu, tai sakau kažkokio tikslo, į kur mes žengim, koks mūsų kaip tautos uždavinys, ką mes turim padaryti. Dabar kartais galvoju, kad mūsų pagrindinis uždavinys tai yra išlikti. Tik išlikti. Nes tas laikotarpis nuo 2004 metų, nuo mūsų sėkmės, tai staiga mes pradėjom dardėti žemyn, kodėl mažėti mūsų, nes pradėjom tirpti. Tai man išėjo, kad aš turėjau rašyti Lietuvos šimtmečio programą 2018 metais ir aš atsimenu, ten viena kažkokia tai firma viešųjų ryšių pasiūlė vyriausybei šūkį. Įkvėpti ateities. Įkvėpti. Ir aš nuvažiavau į Helsinkį, kur tie susirinko visų Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos ir net Lenkijos atstovai vyriausybių, valdžios atstovai, kurie buvo atsakingi už šimtmetį. Kadangi tą šimtmetį visi mes pažymėjom, ne tik Lietuva, bet ir visi tie aplinkiniai. Ir kai aš pristačiau tą mūsų oficialų šūkį, mūsų kaimynė Latvija, kurie vadovavo Latvijos tai delegacijai, sako, o kas jūs taip įkvėpia? Tai, kad jūs, sako, sparčiausiai mažėjanti Europos valstybė? Ir žinote, aš grįžau buvo ministrų kabineto posėdis, paprašiau žodžio ir pasakiau, peržiūrėkim tą. Jo labiau, kad to prašė ir mūsų šviesuomenės atstovai, sako, nelabai geras šūkis, kuris nerealus. Žinot, kaip kažkadaise Lietuva narsi šalis, irgi, aš atsimenu, kai sukūrė tą šūkį irgi kažkam tai sumokėjo, rodos, aš lygi šiol atsimenu, ar 200 ar 300 tūkstančių už patį šūkį, ir kurio paskui niekas nenaudoja. Tai va čia tas yra, kad, nežinau, jeigu mūsų gyvenimas šie šūkiai, mūsų tikslai nepagrįsti realybę, jeigu jie mums nieko neduoda,
Tai mums reikia tą sugalvoti, kažkokį bendrą, kas mus apjungtų bendram darbui, bendram žengimui į priekį, kažkur tai orientavimus į tuos tikslus, kurie mums būtų reikalingi ir po amžių. Bet juk to nėra, juk apjungia, toks vaizdas, kad apjungia tuos, kurie veržėsi į valdžią, noras nieko nedirbti ir kuo daugiau prisigrobti pripolus prie lovio. Jos taip apjungia, kad jie pagatavi bet ką daryti. Bet ar mes matom tą viziją valstybės? Ta prasme, vaizdas, kad vis bandom pagreitinti tą riedėjimą į niekur, į išnykimą. Nes ir dėl kalbos, ir būtent kaip nacija, ir kaip valstybė. Aš žinai, suprantu politinių partijų tikslą. Politinių partijų tikslas yra būti valdžioj. Tarsi, tai vat, jų kova už valdžią yra taip. O kokia prasmė būti valdžioj, kai neturi idėjų? Jeigu tikrai neturi idėjų. O tai kas turi idėjas? Paprašom pavardinti dabar. Ne, aš iš mūsų kabineto dabartinio. Ir ne tik iš kabineto. Aš dėja liūdnas ir dėl būti ir opozicijos, nes visiems kažko tai aš matau, kad kažko nėra. Ir netgi dabar rinkiminė kampanija tarsi prasideda ir neturim ką pasakyti. Tik tai mes iš esmės tik kovojam dėl valdžios ir rodom kito klaidas, bet nerodom to, kur mes eisim. Mūsų, jeigu mes laimėsim, ką mes padarysim. Iš tikrųjų, ką mes padarysim. Ir čia yra, nežinau, galbūt čia ir ne politinių partijų reikalas, čia visos tautos reikalas, šviesuomenės reikalas. Bet šviesuomenė, kas yra šviesuomenė? Vakar buvote laidotuvės, ten matėt šviesuomenę. Mačiau šviesuomenę. Jinai prigesinta, jinai gąsdinta, taip pat kaip ir tie mohikanai vadinami kultūros, jis jinai nebenori tą mėšlą, į tą politiką. Dėja, taip. Jie išstumti iš to ir dabar ką mes turime valdžioje, kokius žmonės, jie iš viską nors. Nežinau, po Justino Marcinkevičiaus, Sondeckio, dvasinių mūsų vadovų, sakyčiau, ir kokio tėvo Stanislovo, monsinjoro Vasiliausko, kardinolo, irgi nematom. Nieko tos šviesuomenės nėra, tie kūrybai yra, tarsi yra, bet jie iš tikrųjų labai atsargus. Jie bijo to, kad jeigu tu iškiši galvą, tau iš karto norėš ją, arba dar apšmeiš, arba dar kokiu nors puodosiu išmatom, užvers ant viršaus. Ir tas yra, kažkaip pasidarė jau visiems tiesiog tautos liga. Ir kai tie... Chroniška tokia, nes primena sovietmetį, taigi buvo tas pats. Ir kas blogiausia, žinot, sovietmečiu visi tylėjo. Ir dabar tyli. Į mūsų akise. Bet tada nebuvo įmanoma kitaip išlikti iš tikrųjų, o dabar taigi galėtume. Kas man trukdo dabar tą daryti? Tai aš ir galvoju. Kas menininkui trukdo pasakyti savo nuomonę ir nekreipdėmėsio, kad jam kažkas per galvą daužo ir neduoda tų... Kas trukdo? Evropinių milijonų. Pinigai, todėl, kad, reiškia, menininkui... Nu, kiek žmogui reikia? Bet jam reikia kokio gyveninti projektą. Ir jeigu jis pasakys tą, jį išbrauks iš to kultūros tarybos... Jeigu rašo į sąsiuvinį. Ne, bet jį išbrauks iš to, kad jis negalės parodyti. Ir tas yra akivaizdu. O tai jam būtina būtų į taryboje, jis tegu kūrė kūrinius, nebūtinai taryboje, bet tu neišleisi knygos. Aš noriu pasakyti, mano mama išleidžia knygas iš savo asmeninių lėšų. Mano pats pavyzdys, aš esu išleidęs 32 knygas. Nei vienos neparėmė valstybė. Tai ir mano mamos nei vienos nepalėmė. Aš tada turėjau tokį mažą kerstą, aš į titulinį lapą įrašydavau. Atsisakė knygą remti, dvitaškis, kultūros ministerijos kliustelis, ministras toks, ten kita ministerijos ministras toks. Ir jie pradėjo manęs bijotis. Tai dabar iš vis. Knygos, kurios laimėjo Europos premijas, medalius, prizus, jos neremiamos Lietuvoje, nes kažkokie anoniminiai ekspertai iš karto pasako, šitą knygą nereikalinga. O tie ekspertai kas? Kodėl jie ekspertais vadinasi? Tai jie anoniminiai. Mes kai pamatom, kai jie pasidaro nebe anoniminiai, nesuprantam, kodėl jie ekspertai, nes jie nieko nėra nuveikę, nieko nėra pasiekę, neturi jokių... Į sekančią knygą aš įrašysiu, reiškia, vėl, jis sakė remti, aš, kadangi ekspertų nežinau ir man atsisako, aš įrašysiu pavardę kultūros ministro, kuris paskyrė tuos ekspertus. Vat ir viskas, o ką aš galiu daugiau padaryti. Ir tai bus. Nu, nežinau, bet mes gal čia neeikim prie tų asmeninių dalykų, bet problema yra iš tikrųjų, kad mes nežinom, kur eiti ir kai neturim tų vėliavų, mes šiek tiek ir pasimetę esam. Ir dabar galvoju, kokie kas be laimėtų rinkimus, iš esmės nedaug kas pasikeis. Nedaug kas pasikeis. Ir tai yra liūdniausia. Ir niekas negali nieko geriau pažadėti. Nu, mes sakysim, tai tie buvę padarė tą. Jau ką blogo padaro, mes žinosim. Ką padarys
šitie sekančiais 4 metais mes nežinom. Ir bijau, kad tik nebūtų blogiau. Dėl ko nors. Ir tas yra, šiaip tai yra ir... Bet vis tiek ta valstybė mūsų, kur jinai juda, kas mūsų laukia, nes man tai tikrai, atvirai sakant, yra baisu, šiaip aš lituanistė ir kai aš matau tai, kas ir kaip rašoma valdžios vyrų moterų, aš jau nekalbu apie tai, yra baisu. Man toks vaizdelis, kad jie 3 pradinės mokyklos visi nebaigia. Ne tik, kad jie neturi išsilavinimo, bet jie tiesiog 2 sakinių be 5 gramatinių klaidų nepajėgus parašyti. Tai kuo tai baigsis? O šūkis buvo tai, kad už 2 metų mokytojo profesija bus pati gerbiamiausia Lietuvoje. Tai jie kaip dinozaurai išnykstanti reta rūšis, kurią uždarysim po stiklu ir rodysim vaikams. Aš esu mokytojų vaikas, tai aš esu labai pergyvenu dėl tos profesijos ir kartu parodo, kad ta profesija, kai tos nepagarba tai profesija, rodo iš visiškai aklavietę mūsų ateičiai. Reiškia, žiūrėkit, mokyklose vaikai jau nesugeba įspręsti šito, universitetuose lygis mokymo ir dėstymo kritęs. Nebeliko tos akademinės laisvės, kuri ten kokias nors idėjas siūlytų, nes kai pradėjo ieškoti ir sakyti, o tas va tą netaip skaito, klausykite, universitete, Kauno universitete ateidavo Valdemaro klausytis, ir kai Valdemaras buvo didžioji nemaloniai minios, reiškiasi, o valdžia blogai žiūrėjo į tą Valdemarą, tam tikrais etapais. Ir kiti profesūra, tai buvo, visuomet buvo šviesos nešimas, kažkokia nauja idėja, kuri nebūtinai turi sutapti su valdžios idėjomis. Nes tai yra kažkokia... Tai ir yra esmė, kritikuoti, kritinis tas mąstymas, požiūris, debatai, kažkokie ginčai, kur gal tos visiškos tiesos nėra, bet kažkokie galima vis bandyti priartėti, bet dabar net nebandoma. Dabar vienintelė tiesa įlysti į užpakalį valdžiai, nes iš jos eina pinigai. Iš kitur niekur negali gauti ir negausi. O tu jų nori. Tie pinigai yra mūsų visų, mes juos visus sunešam. Bet mes jų negalim paimti, o jūs galite iš banko, ką norit, kada norit pasimti, tai irgi jūsų pinigai. O galit pensijas pasimti, kurias sutaupti, ne? Taigi taip tik atrodo, kad mūsų, bet kas juos užgrobė, tas ir disponuoja ir daro, ką nori, neša į lošimo namus, dalina atkatus tiem, kurie sudarė sąlygas ten. Bet ir teisingai pasakėt, kad labai yra liūdna, kad netgi, aš sakyčiau, tie mūsų valdžios žmonėms reikėtų nustatyti išsilavinimo cenzą. Minimumą bent. Bent minimum, kai tikrai be pilno aukštojo išsilavinimo, kad tu negali be magistro kaip tu gali, reiškia, kurti įstatymus, vadovauti kokiai nors institucijai, jeigu tu tiesiog neturi žinių. Ir tai yra negailestingai patikrinti jų visų diplomus, jų išsilavinimą. Galbūt ir kai ką įkišti, jeigu yra melo detektorius, tai galbūt IQ galima lygiai taip pat nustatyti, kad, pavyzdžiui, jeigu tu ministras, tai turi kažkokią lygį. Yra blogybė yra Lietuvos su tais Seimo nariais išrinktais pagal sąrašiniais, kur mes juos išrenka 7 kartą, jie gyvenime niekuomet nėra dalyvavę rinkimuose. Jų universitetai ne gatvių, bet Seimo koridorių. Universitetus praėję, tuose koridoriuose retkarčiais blūdė, kartais tai Seimas... Seime apie jų darbus sužinai, tik kiek jie nušvilpia, reiškia, tų valdiškų pinigų, ne kokius įstatymus pasiūlė, ne ką nors kažko tokio. Jie niekas net nevažinėja po šalį ir nesusitikinėja. Pusė Seimo narių išrinkti pagal sąrašą. Jie neturi rinkėjų. Jie aiškina, kad jie visą laiką dirba, negali išeiti atostogų. Kodėl Bartoševičiaus rinkėjai buvo konservatoriai? Turi rinkėjai. Bet su kuo jisai susitikinėjo, tai su visais dabar aiškinasi apsikabinėjo ir fotografavosi su Šimonytė. Ir niekas už tai... Ir tokių ne vienas, ne du, ne trys. Ir niekas už juos neatsako. Bet tos partijos net nežino, kokias kates maišėje velka į tą Seimą ir į tos ministrus, kai kada toks vaizdelis. Jie patys nežino, kas jie tokie ir kas šalia jų. Tai, iš tikrųjų, jau tai, sako, kažką reikia paviešinti sąrašus ten buvusių agentų, bet tai, kad dabar net neaišku, kas yra, kaip ir kodėl ir aplink mus. Šitais agentas jau yra liūdna visai, reiškia, manau, kad arba jų reikėjo tada jau kažką tai padaryti, o dabar tai tampa tik irgi politinės kovos argumentų
Iš tikrųjų, kai nors mūsų viešųjų asmenų biografijas kaip paviešina, mūsų apima siaubas, tai praktiškai ir agentų nereikia, todėl kad jie grįžta jau tiesiogiai vadovauti, reiškia, tai tie žmonės. O jums nekelia susirūpinimo, kad ar jūs dabar žinot, ministrus ir tai ne visus žinom. Žinom kai kuriuos, kurie daug nesąmonių daro, tai mes jau pradedam įsidėmėti, kad čia vėl nusišnekės. Bet, pavyzdžiui, viceministras, buvo laikas, jūs pats kai dirbot, mes visi to žmonės žinojom. Galėjom pritart, nepritart jų pažiūrom, jų charakterių, jų pobūdžių bendravimo, bet mes žinojom, kas jie tokie bent jau. O kas dabar yra tie mergaitės ir berniukai, kaip jie ten patenka. Pasižiūri biografijos, iš tikrųjų, vadovavimo patirtis visiškai nulinė, išsilavinimo nėra, tai kaip jie pagal tos... Dažniausiai tie, kurie neturi jokio išsilavinimo, vadovauja užpirkimams, reiškia, dideliems užpirkimams, kai kuriems net ir gal 100 milijoniniams ir panašiai, ir galvoju, tai vėl, kaip... Išsilavinimas yra blogis, nes tada tu kažkaip nervinėsi, tau nerimas kyla, kai tu ką blogo darai. O kai tu nieko nemastai, nieko nežinai, tai tu bet ką darai, tu ramus kaip vilkas. Mūsų karta, kai mokėmės, sąžinė griaužia, jeigu nors kiek esi. Ir pirmiausiai mokėmės tada dalykus. Aš galvoju, ateis dabar nauja karta, kur išnekės bent keliom vakarų kalbom. Pažiūrėkit iš mūsų ten vadų, ministrų ir viską, kas ten taip kalba tom keliom kalbom. Angliškai slibizavoja, kai kurie ir nebeslibizavoja. Ir net neslibizavoja. Geriau kartais Tai visi, čia ir įeina, kad jeigu tu siūlai ministrą, turis būti savo srities žinovas. Iš vis, aš galvoju, kad pirmiausiai žmonės turi ateiti į politiką tada, kai jie yra pasiekę ką nors savo profesijai. Žmogus, norėdamas siekti politinės karjeros, turi parodyti, kad jisai kažką gali pasiekti. Dabar ne taip, vėliau. Dabar žmogus, kuris nieko nesidomi, nieko nežino, iš karto bando prisitrinti prie partijos, kurį paims ir prastums. Ir prastums iškart į ministrus arba viceministrus. Nes po to tavo alga bus labai didelė ir tu jau žemiau nekrisi. Tu jau ten tose įmonėse valstybinėse būsi visada vadovas, nes pas tave bus rašyta tos pradinės garbingos pareigos. Va taip. Taip, tai dažniausiai... Ir alga didžiulė. Ir nieko dirbti nereikia. Pastudėjau, reiškia, kai kurių mūsų veikėjų politikų, reiškia, biografijas. Buvo Seimo nario padėjėjas, o po to iš Seimo nario padėjėjus tampa viceministru arba meru. Aš vis dėlto nepretenduočiau nei ministrus pirmininkus, nei ministrus. Aš turėjau savo sferą, aš žinojau tą. Kažkada jau Brazauskas aiškino, kas tai yra patarėjas. Tai yra patarėjas tas žmogus, kuris žino daugiau iš mane, jisai taip aiškino. Už mane arba yra kažkur dirbęs, pasiekęs kažkokių tokių unikalių rezultatų, kurioje nors srity ir panašiai. Tai tada tu gali patarti kitam. Bet jeigu tu, gražios jaunos mergaitės, jos yra patarėjos, aš galvoju, arba berniukai dabar jau tai aš galvoju, ką jos jeigu jos gyvenime nieko nedirbo. Bet yra kitas klausimas, o ar dabartiniam politikam reikia iš vis tų patarėjų, jiem reikia padlaižių, į tai kautojų. Dažniausiai apsistato, kad tam fone gerai atrodytų. Ir ankstesnė prezidentė. Tiesiog reikėjo žmonių, kurie žiūri akis ir galvoja, kaip čia įsiteikti, kurie greičiau perima tą, kaip įsiteikti tam savo vadovui. Tai tie aukščiausiai ir skrenda, o tas, kuris pasako, kaip yra, tai tu būni priešas, nes nesugeba, nesavikritiški visiškai, nesugeba politikai tiesiog. Minimaliai net savo pačių artimiausių žmonių kritikos priimti, jie atmeta. Aš dabar galvoju, kad mes visi šnekam rinkimų išvakarėse. Aš pirmiausia, tai reikia visus pasakyti, ateikit visi balsuoti. Visi. Balsuokit už tos žmonės, kurie jums patinka. Jeigu jūs jas pažįstate, ypač, tada balsuokit už juos. Jeigu žinot, kad jie kažką tą padarė. Bet svarbiausia ateikit, nes blogiausia, kai ateina keli, išrenka kažkokius tai žmonės, kuriems nurodyta, už kuriuos reikia balsuoti. Ir tada paskui mes kaltinam visus, ką čia mes išrinkam, kokia čia mūsų valdžia. Tai mes kažkaip turėtumėm kada nors paimti ir prisimti atsakomybę už tą valdžią, kurią mes išrinkom. Taip. Ir tada, nežinau, arba jei tiesiai į akis sakyti, kad ko mes iš jūsų tikėjomės ir negavom, arba tiesiog eiti gatves.
Tai leidžia konstitucija. Bet kai ateina žmonės į gatves, tai metais tąsomi po teismus paskui, nes tu atėjai į gatves. Aš manau, žinot, kai iš karto... Per mažai atėjo, reikia tiek, kad ateitų, kad jau niekam nebūtų. Po vienų tokių neramumų, kuris buvo kartą prie Seimo, mane pasikvietė prancūzų ambasadorius pietų ir sako, kas su jumis pasidarė, sako, žinot, Prancūzijai, sako, tai kiekvieną šeštadienį išeina jie ir degina ten ištisom gatvėm, mašinas, visą kitą. Tai supui, sako, žinoma, reikia paskui remontuoti ten visą kitą, bet sako, tai yra demokratijos pasirinkimas, toks pasireiškimas. Ir sako, jums dar reikia demokratijos mokytis. Aš nemanau, kad tas prancūzas kvietė ką nors deginti arba daužyti, bet tiesiog kvietė eiti ir sakyti savo nuomonę. Yra konstitucijai numatyta, visa tai. Mes turim gyventi pagal konstituciją. Ir tą knygutę, konstituciją, visi laiks nuo laiko perskaitykim. Ir ten pamatysim mūsų teises ir mūsų atsakomybę už valstybę. Ačiū. Tai buvo Vilius Kavaliauskas. Kam patiko, spauskite patiko ir prenumeruokite mūsų kanalą.